Gerai. Okay. Ir aš tada va taip va padarau gerai. Taip, Tamara, prašom. Ir juostą į viršų. Tai papasakosiu apie šiuo metu kaip ir naujovę tokią, nes visi valo, daug ką valom. Tikrai šiuo metu yra tie dalykai ant bangos. Bet esmė yra tokia, kad aš norėjau tokio dalyko ir dėl ko aš pasirinkau tą tokį aparatą ir tą įrangą. Aš norėjau, kad man iškart galima būtų atsisėsti, naudoti ir nu, tiesiog būtų gera ir iš to būtų naudos. Tai tada papasakosiu taip. Sauso garo valymo įranga Thermostar. Kuo jinai skiriasi nuo kitų ir kokie jos yra privalumai. Tai vad mano įmonė užsiima pardavimu ir nuoma. Kaip jis atrodo, tai čia yra paprastas paveikslas, jis nedaug sveria, po to pamatysit filmuką ir tos įrangos pagrindinės tas atstovas, kuris gamina, jinai vadinasi Thermostar ir jie yra Austrai. Tai dabar, na, nebėgioja toliau. Dabar kodėl Thermostar ir valymas garais? Tai kuo skiriasi nuo visų kitų garų. Tai reiškia, čia yra trumpai surašyta, kokie yra pagrindiniai privalumai, tai kol aš pasakosiu, galite paskaityti. Tai pagrindinis dalykas yra ir man buvo įdomu ir dėl ko buvo šitas aparatas pasirinktas, kad jis ir ne tik pats valo, bet ir dezinfekuoja. Aš visur pabrėžiu, kad vanduo yra kaitinamas iki 170 laipsnių. Tai jūs pagalvokit, jeigu jis yra kaitinamas iki 170 laipsnių, tai reiškia, kokia yra dezinfekcija ir kas vyksta su tais visais, su tom bakterijoms, pelėsiais, su tom erkutėm, su tais pačiais virusais, kurie sako, aišku, jie ten gal nežūsta dar kažkas, bet tokiai temperatūrai nu, neįmanoma būti sveikam ir geram, kaip aš sakau. Ką reiškia draugiškas aplinkai? Tai nepamirškit, kad, pavyzdžiui, aš namus valydama išpildavo kokias porą kibirų, kol tu išvalai, sutvarkai, išpili su tą chemiją, ką tu naudoji. Čia nereikia nieko apilti, čia tiesiog užpili švarų vandenį į tą įrangą ir jis tiesiog pučia tą visą karštą vandenį ir sauso garą, ne karštą vandenį, bet sauso garo. Dabar vienas prietaisas daugybę funkcijų, tai reiškia pakeičia visus cheminius buteliukus, kurie stovi pas mus dažniausiai vonio arba po kriauklę. Tinka visiems paviršiam. Visada, aišku, aš siūlau išbandyti kažkur šoniukę, kad pasižiūrėti, bet kiek teko tvarkyti plytelės, laminatus, ąžuolo grindis, parketus, net automobilius valiau, savo automobilio valiau 4 metų senumo, jau pabijojau, galvoju, kaip tas karšto garo valymas ir ta panelė. Tikrai niekas neatšoksta ir iš karto gali po pusvalandžio važiuoti ir prilygsta grinai cheminiam valymui. Tai reiškia, tu gali panaudoti ne tik įmant valyti baldus, bet gali panaudoti visam. Dėl ko jis yra maksimaliai efektyvus, ką aš ir minėjau, kad naikina bakterijus, virusus, erkutės ir pelėsį. Taip pat pašalina įsisenėjusius nešvarumus. Tai vat, pagrinde, kad mūsų visų kvėpavimo alerginių ligų sukėlėjai yra erkutės. Erkutės, tai būtent su jau 100 laipsnių temperatūrai erkutės žūsta. Tai reiškia, išvalom visus kilimus, minkštus baldus, vaikų žaislus, labai gerai vaikų žaislai išsipučia ir su tuo garo praeiname. Užuolaidas, kur ne visą laiką tu gali nuimti tas užuolaidas, jeigu yra pakankamai masyvus ir yra kažkokiam dideliam kambarį, tai tikrai su garu tu gali pereiti, prapūsti. Labai maža ten ta tokia drėgmė ir dėl to, pavyzdžiui, visi baldai, kuriuos tu ten veiki su to valai, su to aparatu, jie labai greitai išdžiūsta. Dabar dėl to... Taip, dėl pelėsio, tai aš esu pas save net išbandžiusi, kažkada vonioj virš langą turėjau tokią labai gražią dovaną, juodą pelėsį. Tai būtent aš jo neišnaikinau, neišvaliau, bet jis pas mane vis plėsdavosi, po biškutį plėsdavosi. Tai reiškia, tas va pelėsis, jis tiesiog jo visas tas, ta micelė, jo visa ta struktūra ir
ir pats pelėsis, jis nedingo, tas juoduma nedingo, bet tiesiog jis toliau nesiplėtė ir iš karto į vietoj oras pasikeitė. Taip pat išnuomavo vienam pažįstamą irgi išvalyti visą kampą, sakė, buvo pelėsinis, dar buvo atsiuntusi nuotrauką, kad neišsivalė, bet sako, labai džiaugiuosi, kad daugiau toj vietoj tiesiog nepelyja. Nes pelėsis jisai labai stipriai įsigeria net į plasmasę, pažeidžia ir įsigeria, tu jo faktiškai be šansų jį net su tuo pačiu aparatu išimti. Dabar jis yra ekonomiškas ir pasirenkamas, tai reiškia, dėl ko sutaupo pinigus, nes sumažina vandens sąnaudas. Tai nereikia 3-4 kibirų, aš kai valau, tai į vieną tą įrangą, į tą vieną bakelį telpa apie litras vandens. Tai man, kad išvalyti 80 kvadratų namą, užtenka kokių 3 buteliukų, tai reiškia langam, voniai, grindim, plytelėm. Patogus ir saugus, tai reiškia nėra chemijos likučių, kur tu vaikai, kai išvalai, išliaužėje, laksto, laižo tas grindis, tas baldus visus laižo, tai tas dalykas yra pakankamai, aišku, kiti sako, mes turim tos enziminius, ten visus gerus ir viskas tvarkoja, bet tai vis tiek yra kažkokie junginiai padaryti, bet kokiu atveju nesvarbu, kad jie yra sveiki. Universalus, profesionalus, tai jis ne tik tinka namams, nes aš naudoju profesionalų namam valyti ir vanomai irgi naudoju, bet yra ir pramoniniai, po to pamatysit, kaip jie atrodo, tai galima valyti ir biurus, ir mokyklas, ir ligoninius, ir restoranus, ir atitinka visus valymo standartus. Aš po to parodysiu, ten yra sertifikatai, kur tikrai jis yra sertifikuotas ir tu gali jį naudoti. Aš šnekėjau apie slėgį, tai 6-9 barų spaudimas tai yra pakankamai didelis tam, kad išimti iš medžiagos arba išstumti iš kažkur tos nešvarumus. Tai reiškia, labai dažnai mes negalim išstumti spintų, negalim sutvarkyti palovių. Labai, pavyzdžiui, tie špižiniai, kokie radiatoriai arba paprasti, ten yra krūva dulkių, ten tikrai tu nepasieksi, nesutvarkysi. Tai labai gerai išsipučia su tuo aparatu. Greitas veikimas sušyla per 4-5 minutės iki 170 laipsnių. Tai reiškia, tu neturi laukti, kol ten sušils ir po to ten išjungi irgi labai greitai atgal atsistato tą temperatūrą. Ir gali veikti ištisą parą. Reiškia, visą parą tu gali su juo kažką tai daryti ir jis nei perkais, nei nieko. Ir nereikalingas techninis aptarnavimas. Vienintelis dalykas, ko reikia, tai reikia jį nukalkinti. Tai aš, pavyzdžiui, kas 5 mėnesius nukalkinu, jis pats užsidega, kad tiesiog išvalyk mane. Tai ir paprastai ten atsisuka ir tos kalkės tu išvalai. Čia yra, ką reiškia sausas garas, tai tiesiog aš trumpai papasakosiu, kad sausas garas šitam termostar katile, kur matė, toks labai gražus metalas blizgantis, pavyko šitam renginė suderinti 2 svarbiausius aspektus. Tai temperatūra iki 200 laipsnių ir slėgis 8 barų, nes dažniausiai tam, kad valyti, reikalingas turi būti karštis, bet tam, kad karštis būtų, turi kažkas ten šildytis, tai dažniausiai būna labai griozdiški tie aparatai. Tai šitas aparatas sujungia viską viename ir jis yra patogus ir labai, labai gera jį naudoti. Tai pagrinde, kas atitinka pagrindinę garų valymo taisyklių, tai kuo daugiau šildoma garais, to didesnis valymo efektyvumas. Tai reiškia, ir norėjo to pasiekti, kad aparatas būtų mažas, bet būtų pakankamai didelė temperatūra. Ir jis iš savęs yra kompaktiškas, manevringas ir paprastas labai naudoti. Dabar, kaip aš ir pasakoju, ką reiškia sertifikuotas, tai pasaulyje yra, čia nurodyta TUI sertifikacijos agentūra, kuri visame pasaulyje sertifikuoja tokius gaminius, tai būtent jisai buvo patikrintas ir sertifikuotas, kad būtent galima naudoti valymui ir kaip sauso garo valymo įranga. Čia kaip atrodo tie aparatai, pavyzdžiui, kaviniai, kaip atrodo, kaip tu eini ir valai ir tam pačiam viešbutį, kaip atrodo moteris, kurios valo, nėra ten tų baisių
ten tų šluotų, kur ten kibirai didžiuliai, vanduo ir visa kita. Tai reiškia tiesiog turi va tokią vežimėlį, kuriame žaliai yra statytas aparatas ir tu turi kelis angelius ir šluostis. Tai va, tai čia taip atrodo tas sauso garo valymo įranga. Ką galima su ją valyti? Greituosiuose išvalo viską po pacientų, tu dezinfikuoji 100%. Tikrai buvo atlikti tyrimai, kad labai mažai lieka arba visiškai nelieka tų likučių, tų pačių bakterijų, nešvarumų. Čia yra motoroleris, irgi labai gerai išvalo mašinų motorolerių diskus, išvalo tas pakojus. Čia yra komodai, kur dabar labai madingi ir kur, pavyzdžiui, grylina. Tai taip, iš tikrųjų, tu gali užpilti chemiją, kur per 1 minutę viskas ištirpsta, bet klausimas, tu padedi ten to žalią mėsą, kas lieka po chemijos. Tai čia jau patiems spręsti. Dantų gydymo odontologai, įstaigos gali drąsiai su to aparatus dezinfekuoti. Va taip jis atrodo, tu gali dezinfekuoti viską, reiškia, visą kambarį, va taip va, arba jisai va, turi va tokį trikampiuką, trikampinį antgalį, kur gali paimti didesnį plotą. Čia yra naudojama viena medžiaga, jinai irgi, kaip pasakiau, aš labai kol kas nepraktikuoju, bet jeigu reikia odontologijos įstaigos, išpučia ten tokį dezinfekatorių, jisai irgi yra patentuotas, tai tiesiog nuputi toj vietoj ir reiškia, atlieka dezinfekavimo funkciją. O čia yra trumpas filmukas, kaip atrodo, kaip valo kaviniai tas aparatas. Čia jau bus viskas. Čia yra mano nurodyti kontaktai, prezentacija nuoma įsigijimui, kaip galima įsigyti ir kam būtų įdomu, tai tikrai atvažiuočiau prezentuoti, kaip ir tą pačią virtuvę, jeigu, pavyzdžiui, yra sodyba, arba tą pačią virtuvę, jeigu yra kaviniai, irgi galiu atvažiuoti, parodyti, kaip atrodo ir kaip jisai valo. Tai faktiškai vienintelis dalykas, ką reikėtų prieš tai padaryti, tai tiesiog visą paviršių išsiurbti. O visą kitą termostarą įrangą padarys puikiausiai. Tai kaip ir viskas, jeigu kam įdomu, kokių klausimų turi, tai... Dėkui. Dabar jau galima ten išjungti skaidrų. Tai jos. Labai įdomu kaina. To išjungius stop share. Šiaip kaina, jeigu yra mano, tas profesionalus, priklausomai nuo to, kiek antgalių, kiek ten tų šluošių, kažkur vidutinė kaina yra jo tarp 3,000–3,5 tūkstančių. Nu, čia skaitosi jis daugiau profesionalesnis, kad tu gali daugiau kur naudoti. Nes yra keli variantai, nuo pigiausių iki brangiausių, o va toks va vidurkis yra tokia kaina. Dėkui. Dar klausimėlis, aš va dabar pamačiau Facebook'e, kad varu kartu ir bandžiau įsivesti ir man meta 3, tai kažin kuris yra teisingas, tas puslapis jūsų būtent. Aš galėsiu gal šitą į četuką įdėti. Mano yra su tokia violetina nuotrauka, kur mano yra, kur termostar mėlyna tokia nugarytė už nugaros gal. Aš tiesiog gal įmesiu bus greičiau. Gerai? Jo. Sakykit, prašau, kokia nuomos kaina? Dabar nuomos kaina, jeigu 2 dienom, tai yra 70 eurų, jeigu vienai dienai 40 eurų. Tai tada jau būna viskas. Nu, išluostės tos tie antgaliai, tai faktiškai dapirkinėti nieko nereikia.
ir irgi galima siūsti, nes aš šiaip pati esu Utenoj, tai va, kai važiuoju į Klaipėdą, tada porai dienų jau pasiemu ir susitariu iš anksto. Tai manau, pavasarį turėsim ir Klaipėdoj pas ką pasimti. Nu, puiku, dėkui. Ar dar bus klausimų? Taip, tai ačiū už ekspertinę dalį Tamarai ir toliau kviesim tada Skaidrę Kojelę pasidalinti informaciją apie MyVault ir aš kiek žinau, Skaidrė bent jau ruošia irgi savo prezentaciją. Taip, sveiki visi. Jeigu kas nors dar manęs nepažįsta, tai aš esu Skaidrė ir aš esu MyVault atstovė Lietuvoje. Tai kaip jau žinote, Lietuvoje mes biuro oficialiai kaip ir nebeturime, bet mes turime vis tiek žmonės, kurie dirba Lietuvoje ir jeigu kažkas nutinka arba kyla klausimai, mes vis tiek esame ir galim padėti. Taip, ir aš pasiruošiau savo prezentaciją, todėl aš pasidalinsiu ją. Taip, tai aš, kadangi pas mus yra daugiau, dabar yra naujų partnerių ir kažkaip pagalvojau, kasgi yra svarbu naujam partneriui, bet taip pat yra svarbu ir seniau prisijungusiam partneriui. Tai aišku, svarbiausias dalykas yra, kaip mane mato klientai, ne? Tai dėl to apie tai nusprendžiau pakalbėti, tačiau aišku, aš taupydama laiką, aš turiu prezentaciją, aš ją parodysiu tikrai ir kurgi tą rasti ir taip toliau. Pirmiausia, partneris turi 3 paskyras, ar ne? Kiekvienas iš jūsų turi 3 paskyras. Tai pirmasis yra Partner Suite, tai yra lojalumo partnerio paskyra lietuviškai vadinama. Ir ką ten galima ir rasti, tai ten rasti galima labai daug dalykų. Tai yra lyg jūsų back office'as, ar ne? Tai, kas susijęs su MyVault. Taip pat jūs turite Partner App bei asocijuoto nario paskyrą. Ir apie tas kitas paskyras mes tikrai daugiau pakalbėsime, bet šiandieną aš daugiau laiko skirsiu būtent kalbėti apie Partner Suite, apie lojalumo partnerio paskyrą ir jeigu jau konkrečiau apie tai, kas yra svarbiausia, tai yra taip, kaip mane mato MyVault klientai. Toliau tikrai skirsime laiko kitais susitikimais, aš tikrai daugiau pakalbėsiu ir apie kitus dalykus, bet aš tiesiog pagalvojau, kad tai yra labai labai svarbus dalykas. Ir apie tai konkrečiai ir pakalbėsime. Tai dabar kaip tą rasti partnerio paskyrą, tai nieko nereikia labai daug galvoti, žinokit, tiesiog jūs jungiatės prie myvault.com tinklapio, spaudžiat žmogaus ikonėlę dešinėje pusėje ir prisijungiate su savo prisijungimo duomenimis, kuriuos susikūrėte, kai registravotės partneriu. Jeigu vis dėlto taip nutiko, kad jūs pamiršote slaptažodį, tai kaip matote, žemiau yra pamiršote slaptažodį. Spaudžiat ir jums jis bus primintas. Arba pamiršote vartotojo vardą, kurį lygiai taip pat jūs patys susikūrėte. Tai jeigu taip nutiktų, tiesiog spaudžiate ir šie prisijungimai jums bus priminti. Na, o jeigu jau prisijungėte, tai viršuje dešinėje pusėje yra arba jūsų logotipo apskritimas su logotipu, arba vėlgi žmogaus ikonėlė. Ir tuomet spaudžiate, paspaudus ten atsidaro jums iššoka pasirinkimai. Ir pats pirmasis yra mano pristatymas. Ir štai čia yra pagrindinė informacija, ką reikėtų jums susikelti, kad jūs matytų klientai taip, kaip jūs norite, ne tai kaip tiesiog galbūt ne iki galo ir panašiai, bet tiesiog taip, kaip jūs ir norėtumėte. Taip, praeisiu trumpai apie tuos ką jums reikėtų ten suvesti. Tai pirmiausia yra logotipas. Kiekvienas iš jūsų jūs turite logotipą. O jeigu jūs esate netgi labai smulkus verslas, vis tiek jūs kažkoks pavadinimas yra, galbūt tam tikrų šriftų, tam tikra spalva parašytas. Juo labiau šiais laikais
Jeigu neturite resursų samdytis kažkokio tai dizainerio, kas sukurtų jums logotipą, jūs tą galite padaryti patys įvairiose programėlėse, kurios yra nemokamos ir susikurti tą logotipą. O blogiausia atveju, aš visą laiką sakau, net ir tas pats kompiuteryje Wordas, kuriuo jūs užsirašote pavadinimą, pasirenkate šriftą, spalvą ir po to išsikerpate būtent tą kaip paveikslėlį ir jį galite naudoti kaip savo logotipą. Tai yra tikrai įmanoma, reikia tik tai kūrybiškiau galbūt pasižiūrėti į šitą dalį. Ir reikia nepamiršti, kad tai yra logotipas, kurį jūs naudosite. Tai nereiškia, kad jūs jo negalite keisti. Jeigu jūs paanalizuotumėte kokias nors įmonės, kurios turėjo logotipus vienokius, jos per eilę metų jie tikrai keitėsi, paprastėjo, bet principas, spalvos jos išliko. Ir būna ir taip, kad ir keičiasi ir spalvas ir viskas su tuo yra gerai, tai yra rebrandingas ir galima tą daryti. Ir tai nereiškia, kad jeigu jūs įkeliate dabar susikūrėte vieną logotipą visą gyvenimą, jums reikės su juo būti. Ne, jūs galite jį keisti, tik tai reikia nepamiršti, kad jūsų klientai jau priprato prie to jūsų logotipo ir jeigu jūs jį keičiate, tai keiskite pamažu, galbūt tarpinį kažkokį variantą iki savo jau įsivaizduojamo logotipo nueiti. Žodžiu, jūs tą galite vis tiek daryti. Tai čia mes tiesiog įkeliame logotipą. Ir jį yra privaloma įkelti dėl to, kad tai yra jūsų prekių ženklas, pagal kurį jūsų klientai atpažins. Pavažiavus žemiau yra nuotraukų galerija, kur galite įkelti nuotraukas. Tai gali būti jūsų prekių nuotraukos, tai gali būti jūsų parduotuvės nuotraukos, tai galbūt yra netgi kaip įeiti iš išorės parduotuvės nuotraukos, tai gali būti jūsų atliekant mokymus nuotraukos, tai gali būti jūsų reprezentacinės kažkokios nuotraukos, kurios reprezentuoja, ką jūs darote, galbūt jūsų produktu ar atliekdami tą paslaugą, galbūt tai yra jūsų sertifikatai kažkokie tai pasiekti, ar ne, apdovanojimai ir panašiai. Tai jūs čia galite įkelti daugybę nuotraukų, tai yra iki 50 nuotraukų susijusių su jūsų konkrečia veikla. Ir tikrai nepagailėkite to daryti, nes tai yra jums jau kaip ir opcija įsikelti, tai nėra privaloma šita skiltis, bet tai daro patrauklesnė įmonė, nes jeigu aš nežinau apie tą įmonę, aš paskaičiusi, pažiūrėjusi nuotraukos, galbūt tai mane sudomins. Važiavus žemiau, dar yra paieškos kriterijai. Tai yra, kitaip tariant, tai yra privalomi pirmiausia raktiniai žodžiai, pagal kuriuos jūsų gali ieškoti. Tai yra labai panašiai kaip jūsų raktiniai žodžiai įvesti į Google paieškas, kad jūs klientai lengviau rastų. Tai vadinasi, tiesiog tai gali būti vienas žodis, gali žodžių junginys būti, kombinacija kažkokia. Ir kiekvieną žodį įrašyti, jums reikia paspausti žalią mygtuką pridėti. Ir kai jūs jau tik prisijungiate, jūs štai čia, kaip pavyzdį žemiau, matote, pavyzdžiui, mėsos smulkintuvas, arba mėsininkas. Tai jūs čia matote pavyzdžius, kurie pagal jūsų veiklos sritį turėtų būti jums aktualūs. Bet jie yra tik kaip pavyzdžiai, jie nėra tie raktiniai žodžiai, kurie jau yra automatiškai suvesti. Jūs turite kiekvienas pats įsivesti savo raktinius žodžius. Nes čia galbūt yra, nežinau, koks nors mėsos parduotuvė, ar ne? Bet tai nebūtinai jie gali turėti specifinės mėsos tik tai parduotuvę, dėl to jiem mėsininkas galbūt net netinka. Tai čia yra tiesiog kaip pavyzdžiai ir jūs jau konkrečiai įvedate. Nepabijokite įvesti ir daugiau žodžių. Jūs galėsite šitą skiltį papildyti bet kada, arba pasikeitus nebeturite tam tikro produkto, jūs galėsite jį panaikinti. Tai raktiniai žodžiai. Bet tikrai įveskite. Netgi galite, jeigu jūs, pavyzdžiui, jūsų parduotuvė yra, Tauragėje, įveskit Tauragėje. Tai irgi raktinis žodis, pagal kurį žmogus gali ieškoti jūsų, arba tiesiog partnerių tam tikrą mieste. Tai irgi įveskite tuos žodžius. Tad, žodžiu, kuo daugiau įvesite visokiausių žodžių, kurie gali atspindėti jūs ir pagal tai gali
jūsų klientas ieškoti, tai būtinai tą įveskite. Pavažiavus žemiau yra trumpasis įmonės aprašymas. Jis yra irgi privalomas. Tai yra labai trumpai, iki 250 ženklų, tiesiog trumpai parašyti, ką įmonė parduoda, daro, teikia paslaugas. Tai yra visiškai trumpas, tai gali būti vienas sakinys, tai gali būti 2 žodžiai, žodžiu, bet kas, bet jisai turi būti būtinai parašytas. Ir dar žemiau yra detalus jų aprašymas. Čia jau jūs pasitelkėt visą, žinokit, fantaziją. Tai yra plačiai aprašote, ką įmonė veikia, ką jinai siūlo, kokia misija, vizija. Žodžiu, galima labai įvairiai aprašyti. Jeigu, žinokit, jeigu jūs net nemokate, tai surašykite šiais laikais, pasinaudokite ChatGPT. Paprašykite, kad jūs parašykite tiesiog kaip jums šauna paprastai žodžiais apie ką ir paprašykite jo, kad jisai gražiai lietuvių kalba surašytų jums įmonės veiklos aprašymą. Ir jisai tikrai, žinokit, jums surašys. O jeigu jums dar kažkas nepatiks, jūs galėsite tą pakoreguoti. Bet čia būtinai įrašykite, kaip galima plačiau. Žodžiu, čia aš kaip sakau įmonėm, mes lietuviai nelabai pratę girtis. Tai čia girkitės kiek tik norit. Visi pasiekimai jūsų, visi užgyventi projektai ir, žodžiu, įvykdyti didžiuliai kažkokie projektai. Viską čia galite rašyti, nes čia yra jūsų, žodžiu, jūsų pasigirimo vieta. Ir ką aš dar labai rekomenduoju padaryti, tai čia įkelti nors vieną sakinį anglų kalba tiem žmonėm, kurie nesupranta lietuvių kalbos. Ir, nežinau, atvyksta, pavyzdžiui, į Lietuvą ir jiems reikia kažkokios paslaugos. Tai aš labai rekomenduoju tą padaryti irgi, sakau, nors vieną sakinį, ką jūs siūlote anglų kalba. Ir, kaip sakau, šitas skiltis yra privaloma. Tai vieni plačiau išnaudoja, kiti mažiau, bet vis tiek jinai turi būti užpildyta. Dar žemiau esanti skiltis yra papildoma informacija. Kam jinai yra? Tai yra jau nebūtina informacija, bet jeigu jūs ją turite, tikrai rekomenduoju užpildyti. Ir kągi ten, pavyzdžiui, galima rašyti. Pavyzdžiui, kad jeigu įmonė turi ir internetinę parduotuvę, čia galima įrašyti, kad perkant internetinėje parduotuvėje savo ID numerį nurodyti skiltyje komentarai arba skanuoti pirkinio čekį, sąskaitą, gavus užsakymą, pasinaudojant Scan and Go funkciją. Tai yra labai svarbi informacija, kur jeigu žmogus nusipirktų internetu, arba, nežinau, kokia nors dar svarbi informacija, kuri jūsų manymu turėtų būti kaip aktuali. Tai čia jūs tą informaciją galite ir įkelti. Dar žemiau pavažiavus yra informacija apie prekybos vietą. Tai jeigu jūs turite prekybos vietą, tai jums reikia tiesiog čia įkelti konkretų adresą, kuris gali nesutapti su jūsų įmonės registracijos vieta. Lygiai taip pat čia galite nurodyti net ir darbo laiką arba pažymėti, kad viskas vyksta yra pagal susitarimą. Ir pataisius kažką tai, žodžiu, reikia tiesiog spausti išsaugoti. Tiesa, jeigu jūs turite kažkokias kitas prekybos vietas, ne vieną, tai čia lygiai taip pat yra pridėti naują vietą ir jūs tenai lygiai taip pat įvedate adresą, darbo laiko ir viską išsaugote, ar ne? Tai čia yra, kaip sakiau, taisyti, tai yra vienai, o pridėti naują vietą, tai yra tiesiog, jeigu jūs turite daugiau prekybos vietų. Kita skiltis yra mano informacija ir jinai yra labai svarbi, vėlgi spaudžiam taisyti ir privaloma įkelti kontaktinius duomenis. Jeigu turite tinklapį, socialinių tinklų nuorodą, žodžiu, viską sudedat. E-mailas, telefonas, adresą gali dar kartą pakartoti. Žodžiu, čia kaip galima daugiau informacijos. Kodėl taip labai sakau, kad tai privaloma, nes labai susiduriu su tuo, kad įmonės tiesiog to nepadaro ir tada, sako, pas mane niekas nesikreipia, o tai kaip jūs kreiptis? Jeigu jūs nenurodat savo kontaktų, tai kaip jūs rasti? Tai, žodžiu, čia kaip įsivaizduokite, jeigu jūs turėtumėte, nežinau, tinklapį savo
arba Facebooką, bet nesakot, kad jeigu kyla klausimų, kreipkitės. Arba pasakot, bet nenurodot, kaip kreiptis, ar ne. Tai, žodžiu, čia tikrai labai labai svarbi dalis ir būtinai sudėkit. Ir sakau, sudėkit ir visus socialinių tinklų nuorodas, todėl kad šiais laikais didžioji dalis įmonių vis tiek turi kažkokią socialinę tinklo nuorodą, kur kelia galbūt savo postus, informaciją ir taip toliau. Tai tas irgi svarbu, nes šiais laikais jau žmonės pasižiūri per kelias, pasitikrina, žodžiu, per kelias vietas. Toliau yra pristatymo paslauga. Tai ar jūs turite, ar siūlote parduodamo produkto pristatymo paslaugą ar ne. Tai tiesiog čia reikėtų pažymėti tai. Žemiau dar pavažiavus yra pasirinktinai galima įkelti reklamų juoste. Tai yra, kitaip tariant, tai yra baneris, kuris jau yra paruoštas, yra nurodyti ir kokie išmatavimai yra tinkami. Jūs įkeliate. Tai irgi daro patrauklesnį jūsų aprašymą, ne, jūsų paskyrą būtent MyWalt skiltyje. Arba galite įkelti dokumentus. Kas tas dokumentas gali būti? Pavyzdžiui, restoranui gali būti įkeliamas meniu. Produkto kažkokia reklaminė brošiūra gali būti įkeliama. Gali būti įkeliamas koks nors lankstinukas, ne? Nors kaip Daiva sakė, lankstukas, gal taip reikėtų lietuviškai sakyti. Žodžiu, gali būti labai labai daug informacijos sukeliama ir į tai, nes tai yra jūsų, o gal jūsų tai yra, galbūt tai yra kažkokia failas koksai, kur yra nurodytas kainynas, pavyzdžiui, jūsų produktų. Irgi gali būti įkeliama iš karto, kad klientas galėtų pasižiūrėti, pavyzdžiui, apie kainas produktų tam tikrų. Tai irgi tai yra pasirinktinai, nėra privaloma, bet jeigu jūs turite, aš tikrai rekomenduoju tą padaryti. Ir pavažiavus dar žemiau, tai yra MyWalt logotipas, kurį jūs galite atsisiųsti ir naudoti savo komunikacijoje, savo tinklapyje, savo, nežinau, kokiose nors dokumento apačioje, žodžiu, ar kažkur tai, ar tai yra, gali būti parašo apačia, elektroniniam laiške, žodžiu, tai jau logotipas, kurį jūs turite teisę naudoti, nes jūs esate MyWalt partneris. Ir jisai, aišku, yra ir darbinė ta forma, tai pavadinkim, kur kodacija visai eina, kur galima dėti į savo tinklapį ir taip toliau. Tai tikrai galite tą naudoti ir gali būti atsisiųsti kaip PDF-ą arba Jėzus. Kaip nuotrauka, taip ir jį galite lygiai taip pat naudoti savo komunikacijoje. Ir kas yra labai labai svarbu, tai bet kokius pakeitimus atliekant būtent mano pristatymas skiltyje, jums yra svarbu paspausti išsaugoti mygtuką pačioje, nes tai žodžiu, patvirtinat, kad norit išsaugoti. Jeigu jūs jo nepaspausit, nors ir parašėt labai daug aprašyme, tai žinokit, gali būti, kad ir neišsisaugoja, jeigu jūs nepaspaudot išsaugoti mygtuką. Tai čia tiesiog atkreipiu labai labai dėmesį. Ir pabaigai galiu dar pasakyti kelis dalykus. Tai pirmiausia, pristatymas, kaip ir sakiau, yra gyvas dalykas. Jūs galite jį keisti bet kada. Jums atsirado kažkokių minčių, jūs pagalvojate, pakeiskite. Tai yra tai, kaip jūs atrodot klientui. Tai yra tai, kaip jūs mato klientas, ar ne? Ir dėl to pabandykite patys persijungti į kliento pusę. Pabandykite būti klientas ir pabandykite būti kritiškas klientas, įvertinant savo aprašymą. Jūs pabandykite, kai parašote, tiesiog padarote visą tą aprašymą, sukeliate nuotraukas. Aišku, tai gali praeiti 1-2 valandos, kol atsiras tikra atnaujinta informacija tinklapyje. Bet kai jinai atsiranda, pabūkite kritiškas klientas ir pabandykite peržiūrėti, kaip jūs atrodote MyWalt nariui, ar ne? Ir įvertinkit savo tą aprašymą, ar jis kabina, ar jums į tai įdomu matyti, žiūrėti, skaityti, ar ne. Ir jeigu ne, jūs pagalvokite, kaip tai galima patobulinti, kad jis būtų įdomesnis. Nes mes labai dažnai, visi, čia ne konkrečiai jums, ar nesakau, bet visi dažnai užsistovime tam tikroj
savo pozicijoje ir kartais neatsisuka, nepabūnam kitoje rolėje ir kaip klientas mato. Tai va šituo atveju aš labai rekomenduoju jums atsistoti į kitą rolę ir pasižiūrėti į savo prašymą tam kritiško kliento akimis ir galbūt jūs pamatysite, kur jums tikrai reikia taisyti, nes niekas geriau neišmano jūsų verslo kaip jūs, niekas geriau neišmano jūsų tikslinio kliento kaip jūs, tai pabandykite atsistoti į kitą pusę ir pasižiūrėti tą prašymą. Šitą taip pat labai noriu parekomenduoti, jeigu esate neprisijungę prie Facebooko grupės My World partnerių bendruomenė. Ten yra tik tai partneriai ir ten mes skelbiame kitus susitikimus, ar ne, kada kitas susitikimas. Lygiai taip pat yra sukelta mano paruoštų keletą instrukcijų. Tai ta pati instrukcija, kaip visą tai padaryti, mano pristatymą. Irgi yra galbūt, nes galbūt jūs neatsiminsit, tai labai rekomenduoju ten nueiti ir pasižiūrėti. Ir dar ką, kaip partneriam, labai rekomenduoju jums patiems būti ir kaip nariam iWorld, būti prisijungti į Facebooko grupę Smart Shopping World. Ten yra nariam skirta grupė, kurioje mes dalinamės ir apie partnerius, ir galbūt klausimus, arba galbūt atrastus kažkokius partnerius. Tai labai rekomenduoju ten lygiai taip pat prisijungti ir išnaudoti jums kaip partneriams tą grupę, nes jūs lygiai taip pat galite paskelbti, pasidalinti savo įrašu, pasidalinti iš savo, pavyzdžiui, Facebooko postų, kurį jūs paskelbėte, pasidalinti ir Smart Shopping World bendruomeniai. Aišku, mes patikriname, ar tai tikrai yra tas, ar tikrai yra atitinka šitas jūsų postas, kad jisai tinkama, žodžiu, patikrinam, bet irgi jūs galite išnaudoti šitą grupę, bet pasireklamavimui savęs, savo veiklos, savo produkto, savo paslaugos, žodžiu, tikrai galite tą išnaudoti ir labai rekomenduoju tą daryti, nes ten yra didžioji dalis, žodžiu, ne tai, kad didžioji dalis, bet ten yra daugiausiai aktyvūs nariai, kurie visą laiką žiūri, stebi ir patys netgi dalinasi savo atradimais. Tai tiek yra iš manęs, ar kažkokių tai klausimų yra dar? Aš čia greitai pavariau, greitą kalbę. Ačiū labai, Skaidrė, iš tiesų labai išsamus pristatymas, mes šitas skaidrės irgi galėsim pasidalinti ir tą informaciją įrašų visų kuo. Grupės irgi įvardinsim ir galbūt į čatuką galėtų ar Gintarė, ar kažkas tai įkelti jau dabar, kad būtų aiškiau. Ir aš dar labai noriu pakviesti Skaidrę ir viešnią, kurią šiandien pakvietei mums pristatyti savo istoriją MyWorld. Taip. Tai kadangi mes praeito susitikimo metu kalbėjom, kad būtų gerai išgirsti kažkokį tai žmogų, kuris yra MyWorld ilgiau ir galėtų pasidalinti, kaip jiems sekasi savo patirtimi. Tai žinoma, aš, kadangi dirbu MyWorld jau daug metų, tai žinau tos partnerius, kurie tikrai yra vieni, kurie tyliai dirba, kiti ne taip tyliai, žodžiu, visokių yra pas mus partnerių, bet kai tik tai pradėjome galvoti apie pakviesti kažkokį partnerį, man iš karto yra keli partneriai, kurie man iš karto galvoje pasirodė, tai vienas iš jų yra Sanga Katauskienė, ji reprezentuoja Priemiesčio užeigą. Ir tai yra unikali vieta, aš esu tikra, kad jinai papasakos dar daugiau, bet galiu pasakyti, kad tai yra vieta Tauragėje, tai yra kavinė Tauragėje, netgi Tauragės krašte, ne tai, kad kažkur centre, tai yra Tauragės kraštas, kur atrodytų, suprantu, Tauragė nėra didelė, viskas gerai, galiu aš nuvažiuoti iki to krašto, bet žinokit, kiek kartų aš pati ten buvau, ten tiek kartų begalė žmonių, ten taip esi jaukiai ir šiltai priemamas, niekam niekada nekyla klausimų, kas yra cashback kortelė, kas yra MyWorld. Tai yra didžiulis darbas padarytas ir aš esu tikra ir visą laiką sakiau iš tikrųjų, kad viskas priklauso nuo įmonės savininko, kaip įmonės savininkas ištransliuoja užduotis savo kolektyvui, savo komandai. Tai šitą darbą puikiai yra padariusi Sanga ir kaip jai sekėsi, prašau Sangą pasidalinti pačią, nes man tai yra labai nuostabi vieta, kur visi žino, visi važiuoja
Ir tikrai būtinai apsilanko būdant Tauragėje. Tai Sanga, labai prašau jūsų prisijungti ir pasidalinti plačiau jau iš savo, taip sakant, iš pirmų lūpų, o ne iš manęs, kur aš žinau, atrodo, man viskas labai, labai paprasta dalintis, bet jūs pasidalinkite pati. Ačiū labai už gražius žodžius, labai malonu girdėti šitą tokią prezentaciją, kas liečia mūsų įmonę. Taip, mūsų yra labai smulkus verslas, šeimos verslas ir labai mažas verslas. Ilgai dirbam, bet patys reklamuotis taip plačiai ir gauti šitokias galimybės ir tiesiog buvo MyVoldas, tai buvo atradimas kažko. Nes manau, kad visi žinom, kiek kainuoja reklama tiek socialiniuose tinkluose, tiek kad ir tuose geltonuose puslapiuose. Taigi, man atrodo, dabar jau į metus ten ar 200 eurų kainuoja, jeigu nebrangiau, jeigu nori kažkokią minimalią savo informaciją pateikti. Tai man buvo kažkas tai nerealaus, kai buvo gautas šitas pasiūlymas iš Natalijos, aišku. Tai kad galima gražiai pateikti savo reklamą ir tą nuolaidą suteikti, kaip sakau, gal grubiai pasakysiu, ne kaimietiškai, bet labai taip, europietiškai viskas, kad būtų gražu ir tiesiog, kultūringai, kad klientas paprašęs, manau, kad pas visų prašo tos nuolaidėlės, tos kažkokios tai akcijas ir kad šitą galimybę suteikti protingai ir gražiai, tai čia buvo man kažkoksai stebuklas. Ir kad ta mūsų visa sklaida ir mes visur matomi ir visose navigacijose, tai čia yra tikrai nerealu. Ir pati programa, aišku, pradžioj buvo sunku, pradžioj buvo viskas ranka ir tie klientūrų registravimai, tai buvo tikrai labai didžiulis įdirbis. Mes jų užregistravom šiai dienai apie jau 3000 turim ir dabar dar šiandien pasižiūrėjau, kad vis didėja tie lojalūs klientai. Ir šiai minutėje mes turim virš 2000 lojalių klientų, kurie pas mus vis grįžta ir mes tuo labai džiaugiamės ir naudojasi šitą programą. Ir labai, labai džiugu, kad atsiranda vis naujų partnerių, kuriuos mes irgi norim ir galim pareklamuoti ir parekomenduoti, kur kreiptis, kur tikrai yra klientų, kurie klausinėja, kur mes čia dar galim jį panaudoti, nes šiai minutėje mes kavinę galim nuolaidas užregistruoti tik tai fizinę, ne fizinę, bet kortelę. ScanGo pas mumis dar kol kas nėra, bet manau, kad mes tą padarysim ir ateičiai susižiūrėsim, kad galėtų klientas ir ScanGo naudotis. Tas irgi unikalus dalykas pačiam klientui ir pačiam darbuotojui, kuriam nereikia ten dar kažkiek tai kalbėti, ką mes čia siūlom ir ką mes čia turim. Tai aišku, pirmiausia, kas pasiteisino, tai aš visiems rekomenduoju, apmokinkit savo personalą. Būtinai padarykit, skirkit tas kelias minutes ir pamotyvuokit savo darbuotojus, kad tikrai tas verta, kad tikrai tą reikia daryti ir kad tikrai atsistojęs, kaip mūsų atveju už prekystalio žmogus dirbantis, nežino apie ką kalba, tiesiog net nežino, kas čia per programa, tiesiog minimaliausią informaciją reikia suteikti dirbančiam asmeniui. Ir kuris pats būtų motyvuotas, kad tą su iniciatyva parekomenduotų šitą programą, o ne tiesiog, čia kažkas tai nuolaidėlė, čia kažkokia gausi. Bet ta nuolaidėlė, žinokit, yra kažkas tai nerealaus. Man asmeniškai, aš gal truputį pamotyvuosiu, gal ir jūs, kodėl reikėtų tų klientų, kodėl juos reikėtų registruoti. Nuo pat pradžių mes suteikėm iš savo pusės 8% nuolaidą. Ten pasiskirstė taškai ir cashbackas. Ir aišku, mes tos pinigėlius turim grąžinti kompanijai, sumokėti už tas skaitėlės, už suteiktą tą nuolaidą. Bet šiai dienai aš savo registruotiem klientam tik tai sumoku 3,5%, o klientas gauna 8 ir daugiau. Tai faktiškai mano suteikiama nuolaida, šitas įdirbis padengia mano duodamą nuolaidą klientui.
Tai aš manau, kad ateis tokia diena, kad aš netgi būsiu pliuse, suteikdama nuolaidą savo klientui. Mane tai tas veža ir motyvuoja, aš nežinau kaip. Tai va, čia, nu, tokia, sakau, motyvacija patiem nu, partneriam, kurie dabar tik tai ateina, kurie galvoja, kad ai, mes čia tik sąskaitas mokam, nuolaidas dalinam, o patys jokios naudos neturim. Turim ir labai didžiulę naudą, labai ypatingai šiais metais ir čia praeitais MyVoldas padirbėjo dėl įmonių, tai čia yra kažkas, tai, nu, sakau, kosmosas. Ir pati informacija, pati svetainė, pati viskas, ką tu gali matyti, visa statistika, viską gauni informaciją apie savo topinius klientus, apie jų gimtadienius, nori suteikti kažkokią tai dovanėlę ar dar kažką gali asmeniškai susisiekti. Nu, yra nu, daug apie ką kalbėti, tai va, čia aš nemoku tokią greitą kalbą kalbėti kaip Skaidra, aš tiek nepripasakosiu. Bet yra daug tokių dalykų, kurie tikrai yra naudingi ir labai sveikinu visus atėjusius čia ir tikrai nepasigailėsit, tik tai tiek, kad truputuką pasistengti dėl savęs ir tikrai tas sugrįš su kaupu ir dar daugiau. Tai va, tai ir sakau, nepatingėkit, įdėkit prie savo reklamų, prie savo kažkokių tai skelbimų, įdėkit tą MyVoldas ženkliuką, kad žmogui tiesiog įsėstų į smegenis, kad čia yra tokia kompanija, kad čia yra tokia galimybė susigrąžinti pinigus už kiekvieną pajudėjimą, už kiekvieną pirkinį ir kad mūsų tų mažų ir tokių smulkių, kad vis daugėja ir kad mes turėtumėm tos klientus savo, o ne kažkam tai į didžiuosius prekybos centrus, nors aš ant jų nepykstu, aš jais taip pat naudojuosi ir man tikrai labai gerai, bet noris, kad tie mažiukai, va tokie kaip mes, kad mes gyvuotumėm ir va, dėka MyVolda, tai tikrai yra tą galima padaryti iš tikrųjų. Tai va, sveikinu visus atėjusius ir nežinau, gal kas norėsit kažką paklausti. Jaudinos taip pat, nes pirmas iki čia taip mandriai pristatinėjau savo įmonę. Ir džiaugiuosi. Sandra, aš dar noriu pasakyti, gal priminti, kaip jūs sugalvojat padaryti, nes kiekvienas iš tikrųjų iš jūsų gali, šita lojalumo programa ne tai, kad jūs tik tai galite prisitraukti savo klientų, bet jūs galite registruoti savo klientus MyVold platformoje, ar ne? Ir jūs turite, dabar tai ypač viskas labai paprasta, QR kodai, kur žmogus pats gali nusifotografuoti ir užsiregistruoti. Bet aš atsimenu, kad kai nuvažiavau pas Sangą kažkada senai, tuo metu tikrai nebuvo jokio QR kodo. Ir pas ją ant valgydama, nes jeigu aš dirbu Tauragėj, tai žinoma, kad važiuoju valgyti pas Sangą. Žodžiu, ir valgydama ant staliuko pamačiau tokį, toks, nežinau, va tokio dydžio, žodžiu, net nežinau, nei A3, žodžiu, toks iš vis, nei A5, ten toks labai nedidelis stovelis. Ir tame stovelyje irgi buvo parašyta, kad kažkaip tai nori nuolaidos, registruokis į cashbacką ir gausi nuolaidą. Kortelės paprašyk pas darbuotoją. Kažkaip tai taip ten buvo parašyta, labai paprastai. Kaip jums atėjo mintis tokį dalyką padaryti? O čia negaliu laurų susigrėbti savo. Čia labai mes turim gerą savo lyderį šitam regione. Tai čia yra faktiškai Natalijos dėka ir jos irgi tokiom įžvalgom, kad reikėtų. Jinai, aišku, važinėjęs daugiau po regionus ir mato, kad kas groja, kas negroja. Aišku, čia buvo jos rekomenduota ir pasistengta, kad būtų gražiai tas įforminta ir atspausdinta. Tikrai esu dėkinga jai lygiai taip pat už visą šitą indėlį ir tikrai jinai stengiasi, kad būtų prie kiekvienos įmonės prie durų tiesiog į akis kristų visi ženklai, kad čia tikrai MyVold partneris, kad ne tik tas lipdukas mažas ant durų, bet tiesiog pas mumis yra prie partnerių yra didelio formato. Jeigu kas nebuvo Tauragėj, tai nuvažiuokit ir pasižvalgykit ant pastatų. Ten tikrai rasite MyVold logotipą. Ir ne vieną, ir net ne 10.
Taip, ir labai iš tolo matos, netgi važiuojant pro šalį, nebūtina eiti vaikščioti peškom ir žiūrėti ant kiekvieno durų lipduką, tiesiog aiškiai matosi ir sakau, čia esu dėkinga mūsų lyderiui. Tai, Natalija, ačiū tau labai už tas visas mes kitas iki ir patingim, bet jinai mumis biški pastumdo. Neužmygti ant laurų, reikia dirbti, reikia judėti ir taip, ir daro plakatus ir su esamais partneriais tam rajone, kur dar galima pasinaudoti, tikrai yra įdirbis nemažas čia, aš negaliu prisimti tų laurų tik tai vien savo. Yra įdirbis tikrai žmonių. Bet jūs priėmėt tą pasiūlymą, vis tiek priėmėt, nebuvo taip, kad, žinot, užsispirsiu, ne, man čia ne. Žinoma, priimu ir visada džiaugiuosi, kad dar yra, kad ne vien tu laukia karys, ir kad yra tikrai taip yra, kad yra suinteresuoti ir kad tiesiog nepadėti tą plakatą kažkur po prekystaliu, nes mes tą matom ir stebim tokius dalykus, kad jeigu neapmokintas personalas, jeigu personalas nežino, ką turi įmonė, šitas gali ir neveikti. Tai va čia jūs labai gražiai nuėjot prie kito mano klausimo. Kaip ar jūs nesusidūrėte su savo darbuotojais, nes tikrai, esu tikra, yra labai smulkus verslai, kuriem labai paprasta, nes jie turi dažniausiai patys, aš kaip sakau, viską daro, bet yra kartais ir pagalba, yra kiti žmonės. Ar jūs nesusidūrėt su darbuotojų, nežinau, pasipriešinimu, nenoru, galbūt netgi apatiškumu, kas liečia būtent dėl šitos programos. Nes čia, dėl ko aš visą laiką irgi sakau, kad svarbu, todėl, kad jūs esat, kaip savininkai, tai jūs esat būtent savo verslo, žinot, skatintojai ir didžiausi ambasadoriai, bet kaip padaryti tą kitą žmogų, ambasadorių tavo lygiai taip pat verslo ir dar su interesuotumą padaryti, kad jisai norėtų ir MyWalt, ar ne? Kad nebūtų tai yra dar vienas darbas, kurio nebūtina daryti ir gal aš galiu nedaryti. Žinoma, yra visokių žmonių, taip ir samdomi žmonės, irgi yra su savo charakterį, su savo nuomonėm, su savo norais ir taip toliau, čia neišvengiama tas. Yra, aišku, ir pasipriešinimai, yra ignoravimai, yra tiesiog kitas iki piktybiški ignoravimai, reikia ir truputį ir pasipykti kitą kartą. Bet mūsų motyvacija tokia, kad buvo laikotarpis su šitą rankinį darbą, kurį reikėdavo kliento užregistruoti ranka ir tikrai skirti papildomai to dėmesio ir darbą. Aišku, buvo paskatinama finansais, buvo pridedama prie atlyginimų, buvo netgi įkainiai nuo vieno kliento užregistravimo kažkoks tai tarifas, kad būtų žmogui, irgi, kodėl aš čia tą turiu daryti? Kodėl? Dėl tavęs, yra visokių tų nuomonių, kad ateik pati ir daryk, jeigu tau reikia. Nes čia man atrodo, mes visi neišvengiam šitų dalykų, bet kažkaip tai bandom laviruoti, kad sumotyvuoti. Aišku, aš labai džiaugiuosi, kad turiu vieną darbuotoją, kuri pas mane dirba jau 24 metai, tai jinai ir pati yra marketeris ir pati labai stipriai ir naudojasi viskom ir netgi turi kortelių numerių susirašiusi ant lapą, jinai žino klientus pagal, ar jis jau užsiregistravęs, ar jisai turi kortelę, jisai visada, kai jeigu ateina, jinai netgi neklausia. Jinai žino, čia va tas buvo, jinai iš karto jau užregistruoja pirkinį be jokių problemų. Aišku, tokių žmonių norėtųsi turėti daug. Ir visus praktiškai 100%, bet aišku, ne visada taip yra, kaip norisi, bet šiaip mano visi darbuotojai turi MyWalt programėlės, daugiau mažiau praktiškai visi jomis naudojasi. Jeigu kažkokios tai informacijos trūksta, mes pasišnekam ir pakalbam tą temą ir taip nėra, kad atėjęs klientas paklausęs, kas čia per daiktas, jos neturėtų ką atsakyti. Ačiū labai, Sangai. Tikrai, kas norit asmeniškai dėl patirties, gal man, pavyzdžiui, įdomu būtų ir skaičiukai, tai asmeniškai galima kreiptis, jeigu ką suvesti galime ir mes, ar ne? Ir matau, Daiva dar... Jo, noriu klausimą užduoti.
Sakykit, ar yra tokia galimybė, nes iš tikrųjų aš išklausiau Sangos, bet aš vis tiek nesupratau nei kaip klientas, nei kaip partneris, kaip veikia šita sistema. Nu, pas mane dabar yra restoranas, ateina žmogus, tai kur aš turiu tos lipdukus užsidėti, ką aš turiu ant jų parašyti, kaip turi būti, kaip veikia visas šitas, ką aš turiu žmogui padėti, kad tu čia užsiregistruok, kažką užpildys ir tau bus nauda, kokia nauda, kur ta nauda, kuris tą naudą pasims, kas jam kur gražins. Šitą Daiva siūlau su Skaidre pasidalint Sanga patirtimi, manau, ir tiesiog susijungti čiate ir išdiskutuoti, nes tikrai yra ir priemonės, ir kaip matom, Sangos rezultatai rodo, kad tai vyksta ir net dideliais kiekiais. Tai man būtų įdomu ir skaičiai, pavyzdžiui, tai aš irgi tiesiogiai susisieksiu, kaip tai vyksta skaičiukuose. Tai va. Labai dėkoju, dėl ko pertraukiau, nes tikrai mėgstam laiką savo taupyti, atlikti viską laiku ir jau 10 minučių beveik vėluojam. Žinau, kad Gintautė dar nori tarti trumpai žodį. Labai lauksiu jūsų atsiliepimų apie renginį ir kitą mėnesį norėtume irgi antradienį padaryti, ar ne? Tai Gintautai duodu šiek tiek žodžio. Jo, aš dabar tada iš visų pirmiausia, tai labai dėkoju Sangai, dėkoju Tamarai už paruoštas jų informacijas, prezentacijas, dėkoju Skaidrei už informatyvų pranešimą, ačiū Gintarei ir Žanetai už moderavimą renginio. Smagu visus jūs buvo matyti ir iš karto noriu pakviesti, kad kiekvieno mėnesio antras antradienis, 10 valanda ryto, Zoomo nuoroda ta pati yra mūsų tinklaveikos rytas, vieną kartą per mėnesį. Bet neužmirškit, prieš tai iki sekmadienio vakaro, jeigu planuojate dalyvauti susitikime, nurodytu elektroniniu paštu atsiunčiate savo Skaidrę ir kontaktinius duomenis, kad Gintarė galėtų paruošti prezentaciją ne paskutinę naktį, o kad ramiai, matėt su kūdikiu ant rankų, kad sekmadienį jau turėtų medžiagą ar pirmadienį ramiai galėtų paruošti viską susitikimui. Toliau, prisijunkite, jeigu dar nesate Facebook'e, MyVolt partnerių bendruomenė. Mūsų yra Facebook'o grupė, aš ten irgi įkelsiu šito susitikimo trumpą aprašą su nuotraukom ir komentaruose, aišku, jūs visus užtaginsiu, o komentaruose jūs irgi įkelkit savo verslo nuorodas, aprašymą, jeigu norit, tiesiog irgi skleiskit žinią po tuo aprašymu. Tai va, kai tik užtaginsiu, užeikite į tą Facebook'o grupę po postų ir palikit dar savo nuorodas. Toliau, Lietuvoje... Aš atsiprašau, Gintauta, kaip tiksliai vadinasi, nes aš dabar suvedžiau, tai čia jos... MyVolt partnerių bendruomenė. Galėsiu aš tave pakviesti, šiaip tai, kai tik užregistruojam verslą, stengiamės iš karto jį pakviesti ir į MyVolt partnerių bendruomenę, ir į Smart Shopping Vault. Toliau, Lietuvoje iš viso partnerių vietinių yra 417. Šiandien mūsų buvo 22. Noriu Jums pasakyti tai, kad tai nėra visos Lietuvos tinklaveika kol kas. Nes jūs matot, ar ne, kad vien tik tai 22,5 valandos jau neužtenka. Manau, kad netgi perėsim tuoj prie 2 valandų, ar ne, nes tikrai ateityje turėsim partnerių daugiau, bet daugiau nei 2 valandas tikrai tinklaveikos nebus. Kol kas tai yra mūsų pradžia, norim atidirbti šitą tinklaveikos modelį, ir kad verslai bendradarbiautų, kad jie tarpusavyje susipažintų. Tikrai labai smagu žinoti, kas yra po tuo prekiniu ženklu, nes mes nežinom, kas tai yra. Pavyzdžiui, aš sužavėta siurbliais. Fantastika, Tamarė. Tikrai jau ne pirmą kartą, kaip ir girdėjau, bet ką išgirdau šiandien, man iš viso yra wow. Tai va, tai žinokit, kad visada irgi yra dar tas rubrika partnerio. Tai dabar, kas pirmas pakelsit ranką, turėsit kitą 11 vasario, turėsit savo 10 minučių. Greitai, kas pirmas pakeliat ranką, tas turėsit pranešimą 15-10 minučių. Ar yra norinčių?
Greitai, nes puikiai galimybė save pristatyti artimiau ir tada iš karto žmogus, va, aš taip apie Daiva, Daivą, žinokit, ir būriu, aš viskas. šiek tiek ragana esu. Tai va, Tai Daiva Vila puikiai. Rusnė bus mūsų kitas Esame susitikimas, gintarę būrę. 10 minučių savo. Ir dar noriu pasakyti, kad pradėjau tokią rubriką su pačiu pirmuoju partneriu, kuris susiregistravo šiais metais, tai yra Lieknesnė kasdien su Rasa. Pradėjau daryti tokią rubriką. Ar tu žinai, kad? Ir aš ją darysiu laivus su MyVoldo partneriais. Tikrai Žaneta irgi veda laivus, tai padarys. Tai jeigu jūs norite išeiti į laivą pusiai valandos ir dar daugiau ištransliuoti informaciją apie save, susisiekit su manim, mielai, į savaitę bus 2-3 laivai su partneriais ir mes dar nešim tą žinią, ne tik MyVoldas oficialiai, bet tą žinią nešim ir mes. Viskas, ačiū, atsiprašom, kad užtrukom 13 minučių ilgiau, bet tikrai smagu ir, sakau, manau, kad kitą kartą mūsų bus dar daugiau. Iki kito Ačiū labai. karto. Iki viso gero. Tai ačiū labai ir iki kito mėnesio antradienio. Laukiu 11 diena e-mailų. bus. Taip. Labai tikimės, kad gavot naudos savo. Nespėjom paklausinėti, bet tikimės, kad buvo naudinga jums. Atsiliepimus galėsit po postų parašyti. Būsim labai dėkingos tikrai, jeigu po tuo įkeltų postų parašysit, ar jums buvo naudinga, ar buvo įdomu. Jeigu net ir klausimų kažkokių yra, irgi rašykit, nes mes žinosim, ką skaidriai paruošti, taip pat iš ofiso pusės kokią temą. Taip, nes tikrai labai laukiu, kad jūs pasakytumėt, ko jums trūksta kažkokios informacijos, ką parodyti, nes tikrai kartais aš ne visada atsistojus jūsų pusėje, ne visada žinau, ko jums gali reikėti. Iki. Dėkui. Viso geriausio.